Rezultas 90-63. O tu pats iš kur atvykai? Iš Salantų. Iš kur? Iš Salantų. Iš Salantų? No. Tai į kiekvienas varžybas atvažiuotų? Kiekvieną turim abonentą. Tai kiek tas abonentas kainuoja? Nu, standartiška. Kiek? Aš tai nežinau. Aš neatsimenu. Mokėta buvo sene. Tai kada pirkai? Sene, nežinau, kovo mėnesį gal. Kovo mėnesį net? Nežinau, neatsimenu. Tai kiek dar važinėsi? Kiek dar į Vilnių važiuosi? Vilnių gyvenam, Vilnių žiūrėsim visko iš eilės. Tai kad tu ne Vilnių gyveni? Aš Vilnių gyvenu, bet iš Salantų Eskilėma. Iš Salantų. O tai Salanta kurioje ten parapijai? Kuroj, Kretingos rajonas. Kretingos rajonas? Sakau, kad labai panašiai kaip aukštaičiai kalba tavo tarmė kažkaip. Nerek maišyt, žinok. Nerek. Na ir kaip manai, kaip Vilniui seksis lietuviams? Vilnių bus viena pergalė garantuota. Viena? Viena pergalė garantuota, sakau. Tai mažai? O tai viena garantuota, dar jeigu padarysim dar kotin. Prancūzus, vokiečius ir kotin dar padaryti. Į serbus. Į serbus? Nu. Tai tada jau bus 3 pergalės. Sakau, viena pergalė garantuota ir užtenkia į kitą etapą. Na ką, palinkėk Lietuvos rinktinei. Nu ko, daugiau pergalių, daugiau taškų ir padaryti dar kartą ispanus. Dar kartą ispanus? Jo. Bet tai jau čia finale? Nu gal finale, aišku. Ar dar grupiai? Ir grupiai finale ką reikės. Vienu žodžiu dabar. Svarbu padaryti ispanus. Gerai, tai tada tikėkimės gražaus finalo Lietuva-Ispanija. Nu, būtinai. Nes ispanai sako, jie atvažiavo į Kauną apsižiūrėti arenos, kurioje žais finale. Tai gali jau pasižiūrėjai, o dabar sekantį kartą dar kartą pasižiūrės. Ir vėl praloš. Ir dar kartą praloš. Gerai, dėkui. Prašau.